Sveiki, pradėję naują savaitę ir mes pradėsime nuo naujų dalykų, ko mes dar nesimokėme ir net nešnekėjom, taigi šiandien pradėsime nuo ciklų. C++ kalba, kaip ir dauguma, turbūt turi ciklus, jų yra keletas ir apie vieną iš jų šiandien pašnekėsim, o tolimesnėse pamokose išmoksim ir likusius greičiausiai. Taigi, pirmasis ciklas tai bus while. Dabar, kam reikalingi tie ciklai visų pirma? Tai yra tas dalykas, kuris mus gelbė situacijose, kai mes norėsim kažkokį tai kodą kartoti ten, sakykime, 10, 20, 100 tūkstantį kartų. Ir vietoj to, kad rašytumėm sjautą, pavyzdžiui, su 100 sjautų su žodeliu labas ir ta prasme, kad mums 100 kartų jį atvaizduotų, mes galim parašyti vieną kodelį ir tas kodelis būtent atliks tą 100 dalykų ir pakeis 100 sjautų. Ir jis būtent vadinsis while ciklu. Gerai, kaip tas ciklas kūrėsi, tai pirmiausia mums reikia kažkokio kintamojo, tai kartosime, ar ne? Pasivadinkime taip ir priskirkime jam, sakykime, 0. Ciklas while taip ir rašosi. Tiesiog while ciklas ar kažko tokio nereikia. Ir jo sintaksai yra kaip ir funkcijų. Gerai. Dabar čia mums reikia pasirašyti, kiek kartų kartosime. Ta prasme, ne kiek kartų tiksliau, o sakykime taip, sakiau apie 100 kartų, ar ne, tai sakykime bus taip, mūsų kintamasis ir jis turi būti mažesnis arba lygus 100, ne? Nes mes apie 100 šnekėjom. Ir tuomet čia reikia įsirašyti mūsų sjautą. Štai, dabar taip, kas čia yra? Mes turim kintamąjį kartosime, kuris yra deklaruotas 0, kitaip sakant, jo reikšmė yra 0. Ir nebus, kol mūsų kintamasis, tai yra, bus mažesnis arba lygus 100, tol mes matysime šitą tekstą. Kai tai pasieks, ta prasme, 101, tai mūsų while ciklas kaip ir sustos. Taigi, jeigu aš dabar pasirašysiu dar vieną dalykėlį, ko mums reikia, mes galėsime ir patestuoti. O tas dalykėlis yra tiesiog mūsų kintamasis bus lygu mūsų kintamasis plus 1. Kam šitas reikalingas? Nes, sakykime taip, mūsų programa žiūri. Taip, mes turime kintamai kartosime, kurio reikšmė 0. Tada žiūrime, ar mūsų 0 yra mažiau arba lygų 100. Taip, mes kartuojame šitą eilutę. Tada žiūrime, taip, mūsų kintamasis kartosime yra lygus plus 1. Tai reiškia, mūsų 0 plus 1 tai taps 1. Ir vėl iš naujo. Mūsų programa žiūrės, kokia mūsų kintamų reikšmė, tai bus vienetas. Vienetas yra mažiau arba lygų 100. Ir taip kartos. Jeigu pasileisime, kaip matote, mes turime tą patį tekstą ir su skirtingais ženklais, tai yra 0, 1, 2, 3 ir taip iki 100. Tame ir esmė, kad šitas dalykas labai pagelbsti, jeigu mums reikia. Mums, aišku, nebūtina 100 daryti, bet tai labai pagelbsti, norint kažką pakartoti. Ir kaip matote, jeigu mes neturėtume mūsų ciklų, tokiu atveju mums reikėtų 100 kartų pasirašyti sjautą tiesiog. Dabar ką aš noriu pasakyti. Mūsų
ciklai, absoliučiai visi ciklai gali prasidėti nebūtinai nuo 0. Gali prasidėti nuo 50, ne? Ir mes skaičiuosim nuo 50 iki 100. Ir jeigu aš dabar pasileisiu, kaip matote, baigėsi ties 100, o prasidėjo ties 50. Lygiai taip pat galim pridėti nebūtinai po vieną, mes galim pridėti po 5, sakykime, ar ne? Ir jeigu po 5 pridėsim, pažiūrėkim, kas man gaunasi. Na ir kaip matote, labai mažai. Pradėjom nuo 50, pridėdinėjom po 5 ir baigiam ties 100. Ir kadangi mes, kai pridedam paskutinį kartą, tai gaunasi 105 ir vėl programa tikrina, ar 105 yra mažiau arba lygu 100, ne, ir tada reiškia mūsų ciklas sustoja ir programa tęsia savo darbą. Kadangi dabar nieko daugiau nebėra, mūsų programa automatiškai ir užsibaigia. Čia yra vienas iš tų paprastesnių ciklų, realiai sakyčiau gal net pats lengviausias ciklas, todėl aš manau jūs supratot iš pirmo karto. Ir man daugiau nereiktų turbūt aiškinti, kas čia yra. Na, jeigu nesupratot, vėlgi pažiūrėkit iš naujo šitą pamokėlę, bet man atrodo, nei vienam iš viso to nereiks. Nes tai yra labai labai paprastas reikalas. Taigi, na, nežinau, sekančiai pamokoje sukursim kažką įdomesnio galbūt iš to while ciklu. Taigi sakau viso, susitiksim trečiadienį.